Sveiki sugrįžę. Šiandien gilinsimės į nelygybės su moduliais. Tai tema, kuri gali pasirodyti sudėtinga, bet kartu ir labai įdomi. Išmoksime pertvarkyti nelygybę su moduliais, įtaikyti modulio apibrėžimą ir intervalų metodą, bei spręsti įvairius uždavinius. Pasiruoškite, nes laukia daug praktikos. Visų pirma, prisiminkime, kas yra modulis. Modulis yra atstumas nuo skaičiaus iki nulio, skaičių tiesėje. Taip tariant, modulis visada yra teigiamas skaičius arba nulis. Tačiau ką daryti, jeigu turime lygtį su moduliu? Pavyzdžiui, modulis x yra lygu 3. Tai reiškia, kad x gali būti lygus tiek 3, tiek minus 3, nes abu šie skaičiai yra vienodai nutolę nuo nulio per 3 vienetus. Paimkime sudėtingesnį pavyzdį. X minus 2 moduliu yra lygu 5. Tai reiškia, kad x minus 2 gali būti lygus tiek 5, tiek minus 5. Išsprendę šias dvi lygtis gauname, kad x yra lygus 7 arba x yra lygu minus 3. Dabar panagrinėkime nelygybę su moduliais. Jos gali būti įvairių pavydalų. Jeigu funkcijos modulis yra mažesnis negu kažkoks skaičius a, tai reiškia, kad ta funkcija yra tarp minus a ir a. Kitu atveju, jeigu funkcija f nuo x moduliu yra daugiau negu a, tai reiškia, kad ta funkcija yra mažesnė už minus a arba didesnė už a. Pavyzdžiui, turime tokią nelygybę 2x minus 1 moduliu yra mažiau negu 5. Tai reiškia, kad 2x minus 1 bus tarp minus 5 ir 5. Išsprendę šią dvigubą nelygybę, sužinome, kad x yra tarp minus 2 ir 3. Nelygybėms su moduliais spręsti galime taikyti intervalų metodą. Intervalų metodas yra patogus, kai turime sudėtingesnės nelygybės. Pirmas dalykas, ką tokiu atveju turime padaryti, tai rasti nelygybės nulinius taškus. Tai taškai, kuriuose modulis lygus nuliui. Tada nubrėžti skaičių tiesę ir pažymėti šiuos taškus. Taip skaičių tiesė padalijama į intervalus. Kiekviename intervale pasirenkama po vieną tašką ir tikriname, ar jis tenkina nelygybę. Jeigu tenkina, tai visas intervalas priklauso sprendinių aibei. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Pavyzdžiui, turime štai tokią nelygybę. X minus 3 modulių yra daugiau negu 2. Iš pradžių randame jos nulinį tašką. Tai šiuo atveju yra lygu 3. Pažymime į skaičių tiesėje ir nustatome, kad turime du intervalus nuo minus begalybės iki 3 ir nuo 3 iki plus begalybės. Pirmame intervale nuo minus begalybės iki 3 pasirenkame bet kokį tašką, pavyzdžiui 0, ir patikriname, ar su šia reikšme mūsų nelygybė yra tenkinama. Kaip matote, įstačius 0 gauname 3, kas yra daugiau negu 2, todėl mūsų pradinė sąlyga yra tenkinama. Pasirenkame bet kokį skaičių intervale nuo 3 iki plus begalybės, pavyzdžiui x lygu 4. Ir matome, kad mūsų pradinė sąlyga nėra tenkinama, todėl kad 1 nėra daugiau negu 2. Todėl mūsų sprendinių aibė yra ta aibė skaičių, kurios sprendinys patenkina mūsų pradinę sąlygą, šiuo atveju nuo minus begalybės iki 3. Paimkime dar vieną pavyzdį. X kvadratu minus 4x plus 3 moduliu yra mažiau arba lygu 1. Pirmiausia, randame nulinius taškus, kas šiuo atveju yra x lygu 3 arba x lygu 1. Pažymime šios nulinius taškus skaičių tiesėje ir matome, kad turime 3 intervalus nuo minus begalybės iki 1, nuo 1 iki 3 ir nuo 3 iki plus begalybės. Patikriname visus šios 3 intervalus ir nustatome, kad vienintelis intervalas, kuriame x reikšmė tenkina mūsų pradinę sąlygą, yra nuo 1 iki 3. Šiandien išmokome pertvarkyti nelygybę su moduliais ir taikyti intervalų metodą. Svarbiausia praktikuotis, o tai galite padaryti www.edusia.lt svetainėje, kur yra gausu puikių užduočių su paaiškinimais. O mes susitiksime jau visai netrukus 12 klasės kurse, kur jūsų lauks nauji iššūkiai ir dar įdomesnės temos. Iki pasimatymo.